Sveiki visi gameriai ir gamerės. Šioje nuomonės diletanto laidoje siūlau dar pakalbėti apie Sony politiką. Yra dar dalykų, kuriuos pamiršau praleidau ir apie kuriuos dar vertėtų pakalbėti ir paminėti. Tai pirmas toks dalykas yra tai, kad PlayStation Network'e dar galima ir nusipirkti filmus. Žiūrėti filmus ant PlayStation 4 konsolės, PlayStation 5 konsolės ir tiems vartotojams vienas tokia svarbi žinia buvo. Tai kad nuo 2026 metų rugsėjo 1 dienos dėl mūsų turinių licenzijavimo sutarčių nebegalėsite pasiekti anksčiau įsigyto turinio iš studio kanalų ir jis bus pašalintas iš jūsų vaizdo įrašų bibliotekos. Ačiū PlayStation Store. Labai nuostabu. Ačiū PlayStation Store. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šitos firmos kompanijai priklausančios teisės iš tos filmus bus pašalinti iš jūsų PSN, net jeigu juos nusipirkote. Tai yra virš 500 filmų, virš 500 pavadinimų. Tarp tokių pavadinimų yra Terminatorius 2 Remastered, Terminatorius 2, Universalus karys. Tai įsivaizduokite tie, kas nusipirko Terminatorių 2, kam patinka periodiškai įsijungti jį, pasižiūrėti, atsipalaiduoti savaitgaliu, tie to nebegalės padaryti, nes Sony nepratęsė sutarties su studio kanalu. Tai vienas iš pavyzdžių, kad PSN įsigytas turinys nėra toks jau saugus ir amžinas, kaip tai galėtų atrodyti. Taip kaip jau ir praeitoj nuomonės diletantų laidoj minėjau tokį žaidimą PlayStation 3 laikais kaip Scottas Pilgrimas, tai čia vienas iš pavyzdžių. Nuorodą į visą sąrašą šitą informaciją numesiu aprašyme po šio video, tai galėsit pasižiūrėti atidžiau, kas ten ir ką pašalins. Kitas dalykas, ką dar reikėtų paminėti, tai pakalbėti dar vis tik apie diskų nutraukimą fizinių kopijų, kurių nebegamins 28 metų. Kas su to susiję? Tai reiškia, bus tik skaitmeninės žaidimų kopijos ir su visu to yra dar vienas dalykas, dar vienas aspektas, kurį reiktų vis tik dar pakalbėti. Tai apie jūsų PlayStation Network'o akaunto saugumą. Ką dar svarbu žinoti? Pradžioj galbūt pradėkim nuo to fakto, kad yra licenziniam susitarime toks punktas labai įdomus, kurio galbūt licenzinio susitarimo, kurio mažai kas skaito, bet 23 punkto antra dalis nurodo, toliau paskaitysiu, kaip jinai skamba. Jei nenaudojate savo paskyros mažiausiai 36 mėnesius, galime imtis veiksmų ją uždaryti. Tokiu atveju susisieksime su jumis elektroniniu pašto adresu, kuris buvo užregistruotas jūsų paskyroje ir suteiksime jums 6 mėnesius prisijungti prie savo paskyros arba susisiekti su mumis ir nurodyti, kad jūsų paskyra liktų atidaryta. Kodėl tas yra svarbu? O įsivaizduokite tokią situaciją, kad jums gimsta vaikas, nėra kada žaisti, konsolę atidėjote į stalčių tolimesniems laikams, kai vaikas paauga, nutarėte įsijungti konsolę ir vėl pažaisti ir siurprizas, jūsų akauntas negyvas. Gavote laišką, o tarp visų spamo, kuriuos gauname šiuo metu ir šiuo laiku, to Sony laiško, kuris turėtų būti mums svarbus, mes galime tiesiog nepastebėti arba tiesiog pagalvoti, kad tiesiog kažkokį tai eilinę reklamą gavome iš Sony ir netkreipti tai dėmesio. Ir viskas, akauntas bus uždarytas ir visi žaidimai, kuriuos ten pirkote, visi trofėjai, viskas bus pašalinta. Kodėl dar mane tai jaudina? Todėl, kad pats pirmas akauntas, kurį aš susikūriau dar PlayStation 3 laikais, pavadinimas Gameris buvo, tokį pavadinimą dabar niekur negausi, nes tai buvo senai kurta, dar nedaug vartotojų buvo PSN ir dabar jau aišku reiktų nežinau kokį ten skaičių lipdyti prie jo. Ir kokia problema dabar pas mane yra? Kai aš kūriau tą akauntą, aš turėjau internetą Skyneto ir turiu jį iki šiol, bet ties kažkuriais metais Skynetas keitė pavadinimą į 5. Kadangi keitė pavadinimą, jie nutarė pakeisti ir elektroninį pašto adresą, kurie ten naudojo. O aš naudojausi jų elektroniniu pašto adresu, kai tik tai įsivedžiau į internetą, aš naudojau jų elektroninio pašto adresą ir tuo pačiu kurdamas šį PSN akauntą. Tai reiškia, aš dabar neturiu prieigos prie šio elektroninio pašto adreso. Tai net jeigu jie siūs tą laišką, į kurį aš turėsiu sureaguoti 6 mėnesius, aš paprasčiausiai negalėsiu jo pažiūrėti. Ir visi žaidimai, kuriuos ten pirkau, ir trofėjai, platinos, viskas šuniui ant uodegos nueis velniop. Aš bandžiau atstatyti šitą akauntą, bandžiau susisiekti su tarnyba, bet susisiekiau, man atrodo, su amerikietiška. Amerikiečiai turi nuostabę suportą, nuostabus suportas, susisiekiau su realiu žmogum,
pabendravau su juo, pasakiau, koks akauntas, kas yra, gerai, pasižiūrėsim, taip, kada maždaug sukurtas, taip, su PlayStation 3 dar maždaug kūriau, ant kokios konsolės kurtas, taip, PlayStation 3 sukūriau, taip, radau tą akauntą, viskas, bet atleisk, tas akauntas buvo sukurtas rusiškam regionui. Taip, kad aš jums nieko negaliu padėti, susisiekite su rusišku PSN-u. Parašiau laišką rusiškam PSN-ui, jis man atrašė, skambinkite telefonu. Ir pasiruoškite krūvą informacijos, kurias turėsite nurodyti papildomai mums. Ir kaip aš tą informaciją surinksiu, kai aš negaliu prie savo PSN-o prisijungti, čia klausimas dar geras, nes aš prie jo negaliu prisijungti, nes aš turėjau ant PlayStation 4, bet kurį laiką irgi nežaidžiau ir nesijungiau su juo. Kai pabandžiau prisijungti su PlayStation 5, aš pastebėjau, kad nebegaliu prisijungti, man reikia iš naujo nuresetinti slaptažodį. Net tą slaptažodį, kurį aš tikrai žinojau, kad tas yra, aš turėjau nuresetinti. Kitą turėjau akauntą anglišką, tai yra Gameris 2, kurį dabar ir naudoju. Tai aš jį vis dar turiu, nes aš buvau pririšęs jį prie kito elektroninio pašto adreso ir turėjau resetinti, kad prisijungti iš naujo. O kadangi prie to elektroninio pašto adreso aš negaliu prisijungti niekaip, tai dabar aš bandau kažkaip dasimušti, kad sugebėt pakeisti man elektroninį pašto adreso, kas nėra paprasta realiai, nes visų pirma, aš negaliu prisijungti, kad pakeisti jį, man reikia būtent suporto pagalbo, o dabar su Rusija patys žinot, kokie reikalai, tai abejotina, ar aš vis jį atgausiu ir visi žaidimai, kuriuos ten pirkau, visi mano trofėjai, viskas, žodžiu, neaišku. Nu, belieka vienintelė viltis, kad galbūt to akaunto dar mano neištrynė. Kodėl dar yra svarbu dėl akaunto? Net, tarkim, įsivaizduokite, jūs gavote baną ir viskas, visi žaidimai, kuriuos ten pirkote, viskas, jūs jų nepažaisite. Priešingai, net jeigu pas jūs diskas būtų, jūs vis tiek galėt net pažaisti. Bet jeigu pas jūs jau užbanino akauntą, viskas. Kaip galima gauti baną? Yra vienas pavyzdys. Buvo, atsimenat, nulaužtas PlayStation Networkas. Buvo nulaužtas PlayStation Networkas ir dingė krūva vartotojų duomenų. Tie, kas ilgai žaidžia PlayStation'ų, tie atsimena tos laikus, kai būdavo nulaužtas PSN'as, kai jis neveikdavo ir tada jau aišku, nei prisijungsi, nei nieko nepadarysi, bet kas tuo metu, kokios pasiekmes buvo? Pasiekmes buvo, kad pavogti daug duomenų ir tuo pačiu tie vartotojai kažkur juodoje rinkoje matyt buvo parduoti, tie akauntai, kurie buvo pavogti. Vienas pasakojo grinai savo istoriją, galima buvo rasti internete. Jis pasakojo, buvo YouTube'e, man atrodo, tas video, ir jis pasakojo, kaip jam buvo, o buvo jam tokia situacija, kad jis vieną vakare pasižiūrėjo, pažaidė, padėjo konsolę, ryte prabunda, pastebėjo, kad jo akaunte nupirktas žaidimas, kurio jis nepirko. Nesenai buvo nupirktas, kurio jis nepirko visiškai. Jisai suprato, kad čia kažkas negerai, pasikeitė ten slaptažodžius ir kadangi jisai buvo pririšęs savo akauntą prie PayPal'o, jisai kreipėsi į PayPal'ą, kad va šitaip ir anaip, neteisėtų būdų kažkas nupirko pasinaudodamas PayPal'u ir jam grąžino tos pinigus, tos lėšas. Bet kadangi Sony tokių dalykų nemėgsta, spėkit, ką jie padarė, o jie užbanino jo akauntą PlayStation Network'o. Va tokioj atrodytų paprastoj vietoj ir jis bandė susisiekti su PSN'u, PlayStation'as jokių pinigų lėšų negražina, šitą užmirškite, Sony jokių pinigų negražina, čia jums ne Steam'as. Viskas, jisai susigražino per PayPal'ą ir Sony užblokavo jo akauntą. Tai jeigu kažkokiu būdu jūsų akauntas bus nulaužtas, jūs baną gausite kažkokiu būdu, atsisveikinkit su savo viso žaidimo kolekcija, kurią pirkot. Tai va tokie dar yra niuansai šitos skaitmeninės mūsų eros. Čia aišku, PlayStation Network'ui ir, žinau, aplamai, man atrodo, bet kuriems konkurentams iki Steam'o labai toli yra, bet taip jau yra, kad Sony gali išimti kažką, ką jūs nusipirkote ir viso gero rašykit laiškus. Kas dar jau tas poelgis nutraukti fizinių diskų gamybą, viskas ok, jūs ten politika. Sakyčiau, logiškiau būtų, jeigu nuo PlayStation 6 būtų tai visą padarę, o ne PlayStation 5 vidury eros. Bet ok, jie bent jau galėtų kažkaip jautriau prieiti prie visos tos temos, o ne šiaip mes tai padarėm, bet informuojame jūs, kad taip bus. Jūs įsivaizduokit, jūs nutraukėte tai, kas buvo nuo PlayStation 1 laikų. Čia dešimtmečiai trūko visa ta
diskų erą. Jūs keičiate tai, kas buvo, atsiprašau, 5 jūsų konsolių kartas. Ir tiesiog tai vat įkišti dabar galvą į smėlį po visos tos situacijos irgi keista jų reakcija. Vat įdomu, kaip jie iš viso, ar prakomentuos visą tai dalyką, nes vėjai dabar kyla ir peticijos ir visa kita. Aš aišku suprantu tuos, kurie elektroniniu būdu pirko, aš irgi pirkdavau tiek elektroniniam, tiek diskus ir dažnai lygindavau kainas, kuriam netgi PSN yra pigiau, plus minus kainos skirdavosi, kartais būdavo pigiau angliškam regione pirkti, kai buvo tiesiog valiutų kursai geresni, bet šiaip diskai dažnai netgi kainos krisdavo, lyginant su PSN, kur reikėdavo tiesiog akcijas gaudyti, nes aš dažniausiai taip rinkdavausi. Kartais iš tingėjimo tiesiog pirkdavau PSN, nereikdavo niekur eiti ieškoti diskų, tiesiog neišeidamas iš namų gali nusipirkti, tai yra patogu, taip, bet aišku užmiršti ir į tuos žmonės, kuriems diskai tikrai buvo labai svarbu, kuriems, įsivaizduokit, 5 konsolių kartos. Aš suprantu, kurie prisėda dabar žaisti nuo PlayStation 4, nuo PlayStation 5 ir jiems ta diskai nebuvo, tai niekada jie nepirkė gyvenime gal. Bet yra žmonių, kurie nuo pirmo PlayStation'o tos diskus perka, kuriems yra ritualas tas diskas. Tas pavyzdys paprastas, kodėl žaisti kažkokią konsolę, kai yra emuliatoriai. Neperteiks to jausmo laikyti ar žaisti originale konsolę, autentišką konsolę prie to pačio kineskopinio televizoriaus autentiškoje aplinkoje, tai to visiškai neperteiks. Tas, kas galbūt nebuvo su to susidūręs, tiems atrodo vienodai šviečia, aš kažkur nusipirksiu kolekciją tą pačią Segos ant PlayStation 5 ir vienodai šviečia man, bet kai tu turi originalų gimpadą, originalią konsolę, turi prijungęs prie to pačio kineskopinio televizoriaus, to jausmo neperteiks joks filtras ekrane suteikiantis CRT, joks CRT filtras to neperteiks. Tai yra dvi pusės, aišku, vėlgi galbūt ten, aišku, Sony savo nori tiesiog sutaupyti pinigus, bet vėlgi, jeigu bus Collector's Edition su statulėlėm, vis tiek turės būti ten viduj kažkoks kodas ir kažkokia fizinė vis tiek pardavinės, nes jeigu nebus, tarkim, išvis skaitmeninis dalykas visur, jokių parduotuvėse nieko nepardavinės, nes irgi tai kainuoja, tai tada turėtų atsisakyti ir Collector's Edition su statulėlėm, su visokiais tokiais dalykais, kur fanai tikrai to žaidimo mėgsta turėti, pasistatyti Witcher personažą Geraltą kur nors ant lentynos, ar iš kokio nors kito žaidimo personažą pasistatyti ant lentynos, vis tiek kažkas tokio turės būti, tai visiškai fizinių medijų aš, vargiai atsisakys, bet kad diskų, čia vėlgi galima sakyti, žvelgiant į ateitį tie, kam vienodai šviečia, aišku, kad PC laikais jau senai to nėra, bet vis tik tai Steam politika, tai ne PlayStation politika, tie, kas nežaidėt, tie, kas nesusidūrėt su PSN, tie, kas žaidžiat personalinį kompiuterį, patikėkit, čia toli gražu ne Steamas. Kaip jau minėjau praeitoje laidoje, yra tam tikrų niuansų. Tai ar vis tik šitas punktas 23.2 labai naudojamas, ar jie taip vis tik elgiasi? Įdomus dalykas, faktas tas, kad kai aš PlayStation 4 konsolę padėjau ant lentynos ilgesniam laikui, su PS5 aš taip lengvai prisijungti negalėjau prie savo akaunto. Reiškia, man reikėjo vos neresetinti passwordą, nors aš jį žinojau. Tai čia įdomus punktas. Vėlgi, kas užmiršo slaptažodį, gali būti problema jį atstatyti, kaip pavyzdžiui tas pats ponas Vytautas Ežerskis, Bitplakis, irgi su savo akauntu turėjo problemų, tai tai yra gaila. Ypač jeigu dar esi ten išleidęs krūvą pinigų, trofėjus ten rinkai ir panašiai. Tai, visas gyvenimas, galima sakyti, ir netgi ne vieną kartą, nuo PlayStation 3 laikų žinau, kad buvo trofėjų medžiotojai ir įsivaizduokit, jeigu tas nutiktų tokiam žmogui, kuris ant to akaunto labai daug yra nuveikęs. Man to pačiu irgi gaila savo akaunto, bet aš nežinau, ko užsibaigs, pabandysiu dar. Kaip man seksis ten jį atstatyti, nežinau, bet bandau kažkur dar belstis, bet žiūrėsim, kaip seksis. Kai kurie su Vytautu Ežerskiu lygtais jau numojo ranką, man atrodo, jisai tą akauntą. Kiekvienam linkiu sėkmės, kas užmiršo prisijungimus. Čia vis tik tais yra dalis gyvenimo, taip sakant. Ir stebėsime, kas vyks toliau. Ar kažkaip reaguos į visas tas kritiką vėjus, kurios sukėlė
Įdomus dar dalykas tas, kad starto metu PlayStation konsolė pabrėžė, kad lengvai galima keistis diskais, taip pat patrolindama Xbox. Tai savotiškai PlayStation'as labiau pradeda reaguoti, ne kai jiem fanai kažką sako, bet kai konkurentai daro savo žingsnį. Va tada pradeda Sony sukrusti. Jeigu Xbox'as kažką padarytų, pasinaudotų šią padėtimį ir kažką pareikštų priešingo, aš garantuoju, kad Sony irgi į tai sureaguotų. Kol konkurentai to nedarys, Sony nereaguos į klientus visiškai. Aš praktiškai įsitikinęs. Tai ką, tokie aptarimai šiandien, tai dėkui visiems, kas pažiūrėjote, kam įdomu, užsiprenumeruokit kanalą, padėkit man pasiekti 1000 ir aptarsim dar ne vieną įdomų dalyką. Iki kitų susitikimų, draugai. Ate.